Sveiki! Šios dienos tema – franšizė. Tiksliau, franšizės suvokiamos vertės formavimas kelionių agentūrų versle. Europoje franšizės verslo modelis, tai yra gamybos franšizė, pasirodė jau daugiau nei prieš 100 metų. Vokietijoje ją pradėjo siuvimo mašinų kompanija Singer. Į Lietuvą jie atkeliavo ir įsitvirtino tik prieš gerą dešimtmetį. Franšizė yra labai smagus dalykas, kuris iš tikrųjų neturi labai tikslaus apibrėžimo nei verslo literatūroje, nei verslo praktikoje. Nėra tokio vieningo dalyko kaip franšizės apibrėžimas. Teisinėje literatūroje galima surasti, bet kadangi franšizė yra artimesnis dalykas verslui, o ne teisei, tai ir reikia sakyti franšizė kaip kažkoks verslo plėtros modelis, tam tikro apibrėžimo tikslaus neturi. Bet iš esmės tai yra franšizė, tai yra kažkoks verslo modelis, verslo koncepcija, kuri priklauso nuosavybės teisė konkrečiai įmonei. Ir ta verslo koncepcija yra lengvai tiražuojama ir tokiu būdu leidžiama naudotis sukurto verslo modeliu kitiems žmonėms, kitoms įmonėms. Ir taip sukuriama pridėtinė vertė ir pačiam davėjui franšizės ir gavėjui. Žinoma, tai geras verslo modelis, nes jis leidžia plėtoti verslą, neinvestuojant savo pinigų, bet iki to reikia sukurti savo stiprų prekinį ženklą ir verslo modelį. O atsakyti, kas yra franšizė? Būtų gerai. Franšizė tai verslo modelio pardavimas. Kitaip, verslo modelio ir teisės naudotis savo prekinį ženklą. Reiškia, jeigu sukūrėt gerą verslo modelį, turit gerą produktą, sukūrėt gerą prekinį ženklą, tai gali atsirasti pirkėjų, kurie būtų suinteresuoti naudotis jūsų verslo modeliu, prekiniu ženklu, nenukrypti nuo jūsų sukurtų, sakykime, produkto specifikų ar receptūrų, jeigu tai maisto produktas, ir už tai mokėti pinigus, arba nuo pajamų, arba nuo pelno, arba kažkokį fiksuotą mokestį. Ilgai svarstam su kolega, ar pasirinkti franšizės modelį. Ir priėjome išvadas, kad šis verslo modelis mūsų versle nėra taikomas, todėl jis netinka. Pagal pasaulinę praktiką, pagal pavyzdžius, tikrai franšizės modelis yra pasiteisinęs. Dėl to, manau, kad tinka. Taigi, verta ar ne? Geras klausimas, kodėl žmonės daro verslą. Žmonės daro verslą dažniausiai todėl, kad nori turėti kažkiek pinigų. Tam, kad pradėti, reikia kažkiek investuoti. Standartinė situacija yra tokia. Atsiranda žmogus su pinigais ir jis nori kažką tai padaryti. Jis tada pradeda daryti verslą ir jis pavirsta žmogum su verslu. Po kažkiek laiko jis, jeigu verslas sėkmingai veikia, turėtų pasidaryti žmogum su verslu ir su pinigais. Visas šitas procesas užima kažkiek tai laiko. Ir tuo atveju, kai žmogus pradeda verslą kurti nuo nulio, ir tuo atveju, kai jis įsigyja franšizę, šitas laikas yra skirtingas. Ir yra keletas priežasčių, kodėl franšizės atveju šitas laikas sutrumpėja. Kai perka franšizę, žmogus arba įmonė, jį gauna žinomą vardą. Jį gauna kažkokį verslo modelį, patikrintą verslo modelį, kartu su visais aprašytais procesais. Tai pavadinkim know-how. Dažniausiai jis pasidaro didelio tinklo narių ir netgi jeigu tinklas tas yra nedidelis, tai vis tiek bet kuriuo atveju yra toks dalykas kaip masto ekonomija. Perpirkdamas prekes, paslaugas, verslininkas gali sutaupyti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra verslo pradžia. Tam, kad sukurti brandą, prekinį ženklą, tam, kad sukurti metodikas, know-how, tam, kad pasinaudoti ir pasiekti tam tikrą lygį, kad pasinaudoti masto ekonomiją, turi praeiti kažkiek tai laiko. Per tą laiką daromos klaidos, per tą laiką einama neteisingais keliais, o tuo atveju, kai franšizė yra atperkama, visos klaidos jau buvo padarytos prieš tai
Ir jeigu paimti netgi statistiką pasaulyje, gaunasi tokia situacija, kad dauguma verslų bankrutuoja per pirmus 5 metus savo egzistavimo. Kai žmogus perka franšizę, rizika yra žymiai mažesnė. Taigi pagrindinė vertė franšizės gavėjų yra vardo žinomumas, verslo procesai, masto ekonomija ir taip pat žymiai mažesnė rizika. Ir reikia nepamiršti šitą dalyką. Verslas yra vis dar nuosavas. Paklausykime, ką apie franšizės verslo модель mano Lietuvos kelionių агентурų franšizės gavėjų vadovai. Это, естественно, всегда легче это вести, когда бизнес этот, значит, используя фирменный знак опытного партнера. Aišku, sakykime, kas skatino labai dar plus, tai kad įrodyt, kad ir aš galiu pritapti prie to paties didelio pardavėjo ir įrodyt, kad ir tas mažiukas prisijungęs prie didelio gali kažkiek tai įnešti gėrio į tą įmonę ir ne tik kad finansinių atžvilgių, bet ir draugiškai santykiais ir panašiai. Taip lengviau įeiti į rinką. Sakau, nebereikia investuoti į reklamą, nes juk įėjus į rinką reikia, kad apie tave sužinotų. Ir aišku, kad už tos privalumus turi ir sumokėti. Mes, kai galvojom daryti kažką panašaus į franšizę, tai pagrindinis kriterijus buvo tas vis dėlto, kad prekinis ženklas, ar ne? Prekinis ženklas yra gerai žinomas ir turintis autoritetą ir vis dėlto tai buvo siejamas su paslaugų kokybė. Pasirašius tą sutartį, abi šalis kažką įgauna, vieni teisę dirbti tam tikram versle ir ten naudotis to ženklo, kiti įsipareigoja kažkiek padėti, apmokyti, suteikti tam visą pagalbą. Franšizės verslo modelis tai yra tiesiog susitarimas, verslo savo kaip ir skolinimas, galima taip pasakyti, pardavimas, modelio nuleidimas franšizės gavėjai. Tai nėra visiškai tada, nesi visiškai laisvas savo sprendimas. Dabar visi kalba apie sunkius ekonominius laikus, apie recesijas, nesakysiu to žodžio iš K raidė, nes jis visiems yra atsibodęs. Žodžiu, šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje atsirado daug žmonių, gabių, talentingų, sugebančių verslininkauti, kurie prarado savo darbą. Ir dabar yra pakankamai ribotos galimybės, kur vertėtų investuoti su mažesnė rizika. Nei valiutos, nei nekilnojamas turtas, nei vertybiniai popieriai negali užtikrinti tam tikros sėkmės po metų ar po 2. Ir daug žmonių galvoja apie tai, kad reikia arba esamą verslą optimizuoti, arba pradėti kažkokį verslą daryti ir pasinaudoti sunkesnių ekonominių momentų. Ir franšizė galėtų būti puikiai išeitis, nes suteikia franšizės gavėjai ir prekinio vardo žinomumą ir taip pat jau patikrintą verslo metodą. Ypač yra naudinga šiais sunkiais laikais, kada už lango bręsta krizė. Man atrodo, franšizė yra koks nors Prancūzijos kunigaikštienės vardas. Tai tiek šiandien apie franšizę. Iki! Prašau. Nesupratau klausimą biškį. Sėkmės jum.